už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Pagėgiai mus pasitinka ne tik plačiomis šypsenomis, garsiais balsais, bet ir karietomis, žirgais bei trispalvėmis. Ir kaipgi nenorėti užsukti į tokį miestą. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi. Šalia manęs karietoje sėdi Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas. Labas vakaras. Labas vakaras. Labai malonu matyti jūs čia, labai malonu, kad mus taip šiltai priėmėte. Ir sakykit, koks jausmas laikyti ir turėti kamuolį savo mieste? Jausmas begalinės. Iš tikrųjų, tai kiekvienas žmogus, kuris prisidės prie šito kamulio, įsimins visam gyvenimui, kad buvo tokia akcija, kad kiekvienas serga už Lietuvos rinktinę, kad jų tikslai būtų tik tai patys aukščiausi. Ačiū prekybos tinklui IKI, kuris kiekviename mieste dovanoja galimybę laimėti bilietą į Europos vyrų krepšinio čempionatą. O prieš varžybas visi būtinai susivienykime. Savus pažinsime iš marškinėlių. Žygis, sveikinu tave laimėjus bilietą. Ačiū, ačiū. Ar sunkios buvo varžybos ir rungtynės? Nu, tikrai buvo sunkios. Matėt, iš 3 kartų tik pavyko pataikyti tą krepšį. Bet rungėsi tai su mergaitė? Nu, ką padarysim, nu? Visi lygus. Ką čia išvada galima padaryti? Ar Lietuvos vyrai pradeda prašiau žaisti krepšinį, ar moteris geriau pradeda žaisti? Ir vyrai, ir moteris visi žaidžiam vienodai, už visus sergu, palaikau. Esu iš tikrųjų labai nustebęs, nes aš nuo pačios pirmos dienos norėjau nusipirkti bilietą, buvau susitaupęs pinigus ir... Tai čia tau gera gimtadienio dovana gavosi? Super, super! Pagėgiai mus pasitiko ne tik šiltomis širdimis, bet ir dovanomis. Iš čia iškeliavome pilnomis rankomis. O antradienį mes būsime Raseiniuose. Pasitikite mus raseiniškiai. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.